Ir labas vakaras, bendrakeleiviai gerovės link. Nežinau kaip jūs, bet aš jau 3 parą miegau po mūsų stovyklos. Tikiuosi, jau pagaliau aš išsimiegojau, nes buvo taip smagu, kad matėte trumpus video iš slaptų susitikimų, kurie neturėjo atsirasti eteryje. Bet šiandien mes vėl grįšime į sveikatos temą. Ir kviečiam į studiją mūsų nuostabę visų vaistų, maistų, papildų žinovę, kuri papasakos apie save, iš kur jinai viską taip gerai žino. Ir bus tikrai nuostabus ir linksmas šio vakaro šou. Kviečiame Laimą Buvulienę. Dabar aplodismentai. Labas vakaras visiems. Smagu visus matyti už ekrano. Aš įsivaizduoju, čia didelė dabar publika prieš mus sėdi ir visi žiūri. Taip, Laimute, prašau man pasakyti, iš kur tu taip gerai žinai apie maisto papildus ir vaistus ir visą tą informaciją? Vat ką tu veiki gyvenime, kad taip gerai viską šią temą žinai? Taip, dievulis, kaip sako, man suklostė gyvenime kelelį, kad labai, nežinau, čia labai daug minčių bėga, labai mėgstu pinigus, žinote, kaip čia pasakyti. Ir taip gavosi, kad, kaip sakau, tas dievulis man padėjo, kad galimybė dirbti farmacijoje, farmacinėse kompanijose. Ir aš tiesioginę prasme esu prie vaistų prieinu, vadinkim, prie maisto papildų, prie jų registravimo, notifikavimo, jų kokybės ir taip toliau klausimais. Tai va, ir mane tai domina ir aš tuo domiuosi. Mūsų įmonėse, kiek aš jau įmonių esu dirbus, yra visą laiką mokymai tokie pravedami ir kviečiami šiaip profesoriai, visokie habilituoti daktarai, kurie protingai pašneka. Nežinau, aš visgi, kaip čia gražiai čia išsireiškiu, visi man patinka žmonės, tikrai man visi patinka, bet labai mėgstu mokslininkų, žinokit. Visgi aš daugiau jais pasitikiu, kaip čia sakyt, mokslinė galia aš labiau. Nes dabar labai pastebėjot aplinkui mus labai daug tokių, kurie daug žino, kaip čia pasakyti, ar daug žino, arba paskaito, nesakysim, kokį portalą iš D raidės. Ir galvoja, kad tada jie labai daug viską žino. Šiaip iš tikrųjų internetas dabar padarė ką, iš tikrųjų visagalis, jisai mums leidžia lengviau surasti norimą informaciją, pavyzdžiui. Tai jeigu mus domina kažkoks tai būtent vitaminas, ar ten, sakykime, net ir vaistas kažkoks, tai mes galim tiesiog paimti suvesti jo pavadinimą ir pasiskaityti apie jį, nes tai yra prieinama pacientui. Tai va. Dabar galvoju, gal man truputį nutilti. Ne, viskas gerai. Tai aš suprantu, kad tu kiek metų, dar pasakyk, tu šitoj sferoj dirbi? Ir aš 20 metų. Tik aš labai gerai išsilaikius. Tai, žodžiu, esmė yra tame, kad tu virš 20 metų domiesi vaistais, maisto papildais ir informaciją gauni būtent iš mokslo, iš daktarų, profesorių, kurie tai dalinasi, ne? Tai va dabar tu pasakyk, išduok mums paslaptį, čia ne į temą, kiek iš tikrųjų kainuoja vaistai ir papildai, koks procentaliai yra ankainis vaistinėse. Iš tikrųjų, aš galvoju, aš čia labai atskleiščiau kažkokias didelės paslaptis. Tarkime, kaip Laima sutvarko tą maistą ir atiduoda, kad marketingas jau jį parduotų, jau kad mes pirkėjai visi pacientai ateitume ir nusipirktų. Tai sakykime, jisai kainuoja, sakykime, €1,66. O kaip aš ateinu nusipirkti tą būtent vaistą, aš matau 11,60. Tu gali apsiverti. Taip, tu gali apsiverti, nes tada tikrai neviltis, nes tu pati supranti. Bet vėlgi, čia yra, bet čia ne farmacinės kompanijos problema, žinokit. Čia, aišku, ne šios dienos, ne šio vakaro pasakojimo. Bet labai įdomu. Taip, bet dėl to, kad ne tik Lietuvos, aš manau, kad farmacija valdo didmena, suprantate. Nes tu atiduodi tą mažytę kainytę, o paskui visi susideda savo, kaip mus ir moko, visi susideda po kiekvieną kasnelį, kas netingi, ir paskui sako, akcija senjorams 20%. Taip, va, brangieji. Noriu pasakyti, kodėl šitą klausimą aš uždaviau Laimai, nes kai jūs stebitės kažkokiom didelėm kainom ir, tarkim, MVI produktai, ne kodėl taip, pavyzdžiui, brangiai kainuoja.
jie yra pagaminti iš natūralių produktų, sudedamųjų dalių, natūraliuose ūkiuose. Tai yra didžiuliai kaštai iš tikrųjų, ne? Taip. Ir jie kainuoja tikrai ne ką brangiau negu vaistiniai. Tai įsivaizduokit, jūs vaistiniai kokybę perkat visiškai kitokią, galbūt ir sintetinį produktą, bet kaina yra ne už kokybę, o yra didmenos užsidėta marketingų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, apie mūsų kainą visada turėkite omeny, kad mūsų kaina yra tikrai gera lyginant su kokybė. O vaistiniai nepirkit, tikrai nepirkit nuoširdžiai, Laimas sako jums, kiek iš tikrųjų ten yra procentaliai ir ankainis, šiaip su tik tai. Ir pavyzdžiui, aš turiu tokią galimybę, sakykime, su tuo eurų 6 galiu įsigyti, ar įsivaizduokit, galiu įsigyti. Bet kaip aš sakau, man ranka nekyla ir nepirku. Nepirku aš. Šaunuolė, Laima, šaunuolė. Nes, kaip jūs ir sakot, aš visgi manau, kad tikrai tai yra sintetiniai ir tai yra nenatūralūs, vadinkim taip. Bet jūs žiūrėkite, jeigu norit, pirkit bet kur ir kaip norit, man atlyginimą. Ne, aš, jeigu norit gerovės link, tai nepirkit. Ne, jeigu gerovės link, tai vienareikšmiškai, tai jau tai kas be ko. Gerai, grįžtam tada prie mūsų temos. Vat irgi yra daugybė mitų įvairiausių. Pavyzdžiui, ilgą laiką, pavyzdžiui, riebalai buvo kaip koks siaubas, kad riebalų jau čia negalima valgyti, jau riebalai tik tai, kad nebūtų ten visi nupjauti, ne, ir taip toliau iš visų mėsyčių išrankioti, kai kepam, kad tik nebūtų riebalų. Bet tai riebalai, Laima, taigi čia būtinas gyvybiškas elementas funkcionuoti žmogaus organizmui. Taip, Rūta, ir labai ačiū tau, kad tu mus kaip čia švieti gerovės link ir mums informaciją teiki. Taip, bet viskas yra su protu, kaip aš sakau. Ar tenais ir tie riebalai, jie turi būti su protu. Bet žiūrint vėlgi, kokie riebalai pas mus tai pakliūna. Jeigu mes tik sėdėtume, tai net ir elementarų žmogui, nesakykime, suvoki, kad jeigu tu sėdėtum tik tais riebalų maiste, kas iš tavęs būtų, ne? Bet dabar baisiai nuskambės. Ir riebalas, taip, bet sakykime, išmokit, yra riebalų dieta, bet čia yra autizmų sergančiam žmonėm, bet jau labai stiprus autizmas būna, bet tenais yra, kaip sakau, tu, kaip čia pasakyti, varvinė riebalus, ne tai, kad paimi svarstyklės ir ten, sakykime, 6 lašai ten to aliejaus, ne, tu 1, 2 ir skaičiuoji, suprantat, bet čia liga, o aš nekalbu apie ligas, mes kalbam apie sveiką žmogų. Taip, saikingai riebalas turi pakliūti, saikingai, nes jeigu turbūt ne vienas ir ne du esame matę baisių anoreksijos, bulimijos atvejų, čia vėl šiandien gal kalbėti apie tai, taip pat kaip ir angliavandeniai turi pakliūti mūsų organizme, taip pat ir proteinas, tai yra baltymai, turi pakliūti. Tai va? Taip. Ir reikia būtinai, kadangi riebalas jis yra ir smegenim reikalingas, ir audiniam reikalingas, bet reikia, kaip tu sakai, atsirinkti, nes yra tie 3 rūšys yra, ne? Sotieji, mononesotieji ir polinesotieji. Ir tie sotieji nereiškia, kad sotus jūs būsite, tiesiog jie vandenilio prisotinti yra tas pavadinimas iš ten. Tai pagal mūsų dietas ir Nutrilaito dietologai, jie rekomenduoja būtent mononesočiuosius. Kodėl? Žinai? Ne, norėjau pasakyti, dėl to, kad jie pasisavina mums, kaip čia pasakyti, sveikai pasisavina, vadinkim, nežinau, kaip aiškiau, paprasčiau įsireikšti. O aš labai įdomu skaičiau toj savo knygoj, kuri man yra iš tikrųjų mano, aš toj čia irgi patapsiu gydytoju. Nepatapsiu, čia juokas. Bet esmė yra tame, kad pasirodo ir omega 3 ir omega 6 yra abu naudingi, bet turi būti balansas. Nes būtent omega 3 yra iš mononesočiųjų. O omega 6 tai yra iš visokių, tenai saulėgrąžų aliejų, ten bulkučių, ten visokių desertų ir taip toliau. Ir jeigu nėra balanso, jeigu tas omega 6 yra žymiai aukštesnis, tai tada ir prasideda visokios problemos su cholesteroliu ir panašiai. Tai va ir yra pasakyta, kad niekados nemaišyk omega 6 su omega 3. Ta prasme, atskirti reikia irgi šitus dalykus. Tai va. Ir dabar yra gera žinia, nes, pavyzdžiui, tas cholesterolis irgi labai čia visiems, ypač, kaip tu sakei, su amžiumi, nereikia tikrinti sveikatą, taip? Tikrai taip. Ir pati turbūt tą darai.
kiekvienais metais, jau, kaip aš sakau, daktarė suprato, kad aš čia, žinai, prisigalvoju ligų ir vis ateinu pasitikrinti. Taip, ir labai svarbu tikrinti. Bet, pavyzdžiui, vėlgi toj knygui parašyta, kad ne pats cholesterolis yra problema, o tas lipo kažkoks tai dalykas, jo proteinas B, kuris, suprantate, va tas, kaip vat, labai gerai su mašina palygino, kad ta alyva, kuri teka jūsų mašinoje, jūs pilat kuo geresnė. Tai ta alyva ir yra omega 3, jeigu jūs ją turit pakankamai balansį su omega 6, tada nebus nei jums kraujospūdžio, nei bus cholesterolio, nei nieko. Bet jeigu to balanso nėra, tai va tada ir stirginėja, ir tos plokštelės atsiranda ir taip toliau ant arterijų. Ir iš tikrųjų, kad omega, dabar apie omega pradėjom šnekėti, bet dabar naujagi, kur atsiranda tas, kaip jau pasakyti, ačiū Rūta, trigubas, vadinkim taip, kaip ir tai yra ir smegenims, ir akims, ir širdžiai. Ir iš tikrųjų, dėl cholesterolio, tikrai taip, žmogus turi kiekvienais, kasmet, vieną kartą į metus pasidaryti kraujo tyrimą ir pasižiūrėti savo cholesterolį. Dabar jau mes visi išprūsom ir žinom, kad yra gerasis ir blogasis cholesterolis. Ir kad jeigu pas tave yra daugiau gerojo, tai jisai, kaip čia vadinkim taip liaudiškai, valgo tą blogąjį ir padeda, subalansuoja, tau sulygina. Labai gražiai tu pasakė, kaip mums buvo pasakyta, kad kaip per vamzdžius eina, pavyzdžiui, kas yra cholesterolis ir jeigu jo pas mus bus per daug, blogai pas mus padidėjęs, 5,2 turi būti daugiausia pa žmogų. Tai kai per tavo kraujagyslės eina, per senelės jų eina, per vamzdžius, pavyzdžiui, rūdis eina. Ir viskas nusėda ir pas tave lieka. Ir jeigu mes norim, kaip sakyt, tikrai gražios, orios senatvės ir turėti, kaip čia pasakyti, ir atmintį, ir tiek ir širdį, ir visą kitą, tai mes turim vartoti omega. Ir omega turim vartoti 12 mėnesių per metus. Man labai patinka tas pasakymas, tas essentials, gyvybiškai svarbus elementai, tokie kaip tie amino rūgštys, visos yra gyvybiškai svarbios, taip ir omega 3 yra irgi essentials, gyvybiškai svarbi, nes organizmas jų juk negamina. Jas tik tai su maistu gali gauti arba su gėrimu. Tikrai taip. Tai va, ir dabar galvoju, taip, diskusija yra, dėl ko, apie cholesterolio dabar prašnekom, tai truputį minčių čia pradėjo bėgti man, kad kodėl jis padidėja. Daugelis šneka apie maistą. Taip, tikrai taip, reikia stebėti mitybą. Reikia mažinti, kaip nebūtų liūdna, alkoholį, reikia mažinti saldumynus, cukrų tą vadinamą, suprantat, tą riebalą. Sočiuosius riebalus, kurie būtent ir sukelia. Taip. Ir bet pavyzdžiui, kiaušinio baltyme, žinau, kad kas gal klausys šį vakarą, gal po to paklausys žmogus, kuris labai mėgsta kiaušinius ir valgytų, bet jau dabar pamatė, kad nelabai gali, bet dėl ko, tai ką daryti, tai nieko, tai nereiškia, kad tu visiškai turi atsisakyti kiaušinių, nereikia atsisakyti, bet vieną kiaušinį per savaitę, o ne vieną kiaušinį per dieną. Jeigu yra sveikas žmogus, tai doktora Valdytas, kur yra mūsų Nutrilaitos, jis sako, sveikas žmogus gali vieną kiaušinį per dieną. Jeigu jisai kas antrą, tai tada 2, jeigu kas trečią, tada 3. Bet jeigu pa žmogų yra problemos su cholesteroliu, tai reiktų tada turbūt sumažinti iki to vieną per savaitę. Taip. Ir kas įdomiausia, kad gal ir atsimenat, kad baltymas būtent neturi to. Tu gali suplakti tik baltymą ir valgyti baltymą. Ar skonis tas pats? Žinau, kad ne tas pats, bet ką padarysi, žinai. Bet iš tikrųjų, no stres, dar aš pasakysiu, aš kaip sakau, visos ligos, žinokit, visgi nuo streso, nuo nervų ir nuo streso. Tai labai reikia, tikrai, ir ačiū vėl Rūtai, kuris sako, eikit miegoti, ir Aurelijai, kuri mus per stovyklą mus pamokė, eikit miegoti laiku. Ta prasme, miegas, poilsis, tas vadinamas žmogaus savijauta, judėjimas. Juokingiausia čia taip dabar taip įdomiai. Turiu kolegą, jisai bėgioja žmogus, labai daug bėgioja, vidutiniškai per dieną jis nubėga po 11 km, įsivaizduokit. Ir jis pasidaro
kraują ir jam daktaras sako, viskas pas jūs tvarkoja, viskas gerai, bet žinokit, žmogau, cholesterolis padidėjęs, žinai, jau žmogus arti 50 ir sakom, gal kokių fizinį krūvį padidinkit, kad sėslus gyvenimas. Ir jisai sako, ir jis užduoda taip, tie kaip džiaugas, žinai, klausia, tai klausykit, 11 km nubėgu vidutiniškai per dieną, kiek man dabar gal 15 nubėgti, kad man cholesterolis mažėtų. Tai čia, aišku, čia tik juokas, bet aišku, jisai turi, bet ką jis labai mėgsta, alkoholį mėgsta, suprantat? Jis sako, alkoholį mėgstu riebiai pavalgyti, žinai, gerai pavalgyti, vadinkim, žinai. Tai ir viskas. Žiūrėkit, tai tokiems bėgikams rekomenduokit mūsų XS Amino Advantage, nes jeigu jūs pasigūglinsit, kas iš amino rūgščių muša cholesterolį, tai yra tas L-argininas, jeigu jūs pasidomėsit. O sudėtyje, XS Amino Advantage į naują šitą, būtent kur yra tas arbūzų skonio, būtent ir įtraukia tą L-argininą. Ir jeigu jūs norit mažinti cholesterolį be vaistų, kažkokį ieško dietos, kas jums padėtų, tai XS Amino Advantage turėtų būti ne vieną kartą per dieną, o 2 kartus per dieną. Nes kai bus dabar šita Energy programa, kuri irgi jums labai padės, kas norit susitvarkyti, kraujospūdį ir, pavyzdžiui, ten gliukozės, tos glikeminius tos indeksus susilyginti, tai ten bus XS Amino Advantage 2 kartų per dieną. Tai pavyzdžiui, žmonės, kurie neturi tų problemų, užtenka ir vieno, bet tiems, kurie jau turi problemų, pradėkit 2 kartų per dieną. Ir omega-3 įveskit būtinai. Ir beje, pasiskaičiau apie naująją omega, nes čia irgi ruošiuosi, nes nuo šiandien galima jau užsisakyti čia. Aš jau užsisakiau, jau laukiu, jau paryt gausiu. Ir aišku, nežiūrint to, ką aš padarau, tai didelį puodą priverdu obuolienės su baltu cukru. Ir dabar galvoju, reikės atsilaikyti kažkokiu būdu, nes, negerai bus. Žiūrėk, atsilaikyti labai paprastai. Šventą dieną, kur yra sekmadienis, tiesiog sau leidi ir viskas. Juk ne veltui yra visose kultūrose, religijose ir nereligijose ir šiaip, kad yra viena diena skirta per savaitę švęsti. Tai gerai, o mes kaip įpratę švęsti? Kasdieną. Vat aš norėjau pasakyti, tai dabar jau taip ir gaunasi, žinai. Tai čia žiūrėkit, Gerovės link, tik tai gera kompanija, 1 pyragėlis. Tada žiūrėk, ateina į darbą 2 gimtadieniai, 2 tortai. Tik tai labai ploną atsipjoviai, bet 2 tortai, tai ir antro truputį atsipjoviai. Ir taip po truputį. O paskui dar priverdi obuolienės, žinai. Ir valgai 1 kartą per savaitę. O dar aš pastebėjau, labai labai padeda, jeigu kasdien svertumėmės ir pamatytume, kaip juda tas svoris, kai pavalgai obuolienės. Nes apie fruktozę mes jau milijoną kartų kalbėjom. Dabar žiūrėkit, apie omega-3 dar toks labai svarbus dalykas. Žiūrėkit, omega-3 yra atsakinga už mūsų ląstelių sienelių membranų tą apsaugą. Ir jeigu omega-3 trūksta, tai ta ląstelė patenka kas nori ir išeina kam nereikia. Tai jeigu jūs norit, nes čia kaip tas obuolys arba tas pats pomidoras nelaimingas ir taip toliau, ta apsauga turi būti stipri. Ir pavyzdžiui, jeigu jums, šiaip tai tyrimus gali pasidaryti, kokiu jums trūksta ten omega-3 ar panašiai, ir jūs viską matysit. Nes, pavyzdžiui, mums per mokymus, nežinau, ar Laima žiūrėjo, ten buvo parodytas pasaulio žemėlapis su vartojimo omega-3. Tai aišku, vieninteliai, kurie gerai, tai yra japonai ir norvegai. O visiems kitiems tragiškai trūksta. Net ir tiem britam. Atrodo fish ir chips, bet kai tik fish eina į tą aliejų, tai visa omega-3 ten nepasibaigia. Tuo ir baigėsi jo, kaip sako, sveikata. Bet iš tikrųjų, kaip aš sakau, mes šiauriečiai, mes gal turim suvokti truputį, kad mesgi visgi šiauriečiai. Nori tu ar to ar nenori. Ir kaip aš sakau, iki tos urnos, kol nueisim, tai visi turime iki to laiko ir vartoti omega. Ir dabar labai džiaugu, kad iš tikrųjų jinai pagerinta atėjo, nes aš dabar galvoju, čia tik Amerikos rinkoje, ne, jinai buvo tokia pagerinta. Jinai atsirado 23 metais, tik tai pagerinta ir kol iki mūsų atėjo, tai biškai užtruko, kaip visada. Tai sakyčiau, labai net neilgai, žinai, užtruko, nes kaip ir skaičiau, kad 66% didesnė dozė nei buvo, įsivaizduokit, 66%. Tai kaip mes ir su Rūta kalbėjom, kad jeigu anksčiau reikėdavo ten 2-3, kaip niekur, žinai,
Dar paskui apie biomolą, kol pabaigsime, tai mintį bėga, veja. Tai kad dabar galėsime ir vieną tą kapsulytę išgerti. Beje, kur rodė tą paveiksliuką, tai tenais buvo kiekis, man atrodo, mažesnis kiekis, ne? Jų yra 30 būtent šitų. Jo, tai čia yra mėnesiui. Taip, čia mėnesiui, 30 kapsulyčių. Bet aš, kadangi biomolas man išrašęs 4 per dieną, tai man reikės tokių 2 dabar pudelių. Taip. Tai va, aš norėjau apie biomolą, bet iš tikrųjų galima, dabar šiais laikais, tokiam, ko man patinka tas 21 amžius, turim tokių fantastiškų galimybių patikrinti savo sveikatą, kaip čia pasakyti. Tai vienas iš tų biomolas yra. Ir jeigu nežinot, kiek jums reikia, jūs padarykit plauko tyrimą, iš tikrųjų, padarykit plauko tyrimą, jeigu bijote ten adatų, kad įdurs jums 1 kartą per metus ir padarys jums kraujo tyrimą, žinai. Bet kraujo tyrimas, pasakyk, Laima, vis tiek jisai nėra tiek tikslus, kiek plauko tyrimas, nes vis tiek kraujas yra lakiojo medžiaga, tu ten iš vakaro vyno raudono pagėrė ir tau geležį rodo, kad puikiai. O iš tikrųjų taip nėra. Ne, bet matai, tada feritiną, sakyčiau, pažiūrėk iš karto, žinai. Tada, sakyčiau, iš tikrųjų, tai nebijokim padaryti pilną, nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymą tau 1 kartą per metus priklauso padaryti pilną kraujo tyrimą. Bet iš tikrųjų, taip, sutinku, biomolas tikrai vienas iš tų, kur pagelbės. Ir labai gera žinia yra tiems, kurie, pavyzdžiui, dar nori dietas kažkokią, kad jiems sureguliuotų, tai dabar pasižymi, kad esi Viduramžių jūros dietoj ir jie siunčia viską iš Viduržemio jūros dietos regiono, visi receptai. Tik tai reikia padėti varnelę, kad tu ar laikaisi kokios dietos ir tam Mediterranean diet pažymi ir gauni visą receptūrą. Puikiausia, kokią mes čia rekomenduojam. Jo, kaip aš dabar daug kas klausų, žinai, ar tu pati sveikai gyveni, žinai, taip toliau. Tai aš kaip visiems sakau, aš einu link to, ta prasme, link sveiko gyvenimo būdo. Taip, tikrai tai būna, kad ir nuodėmę padarai ir visą kitą, tai kas be ko, bet eiti link to, tai yra nuostabu, nes tu savo padedi, kaip sako, iš tikrųjų, kada mes susirgsime, ir dar, čia vėl, ir nereikia gal mums atsikalbinėti, nes mes dažniausiai atsikalbinėjame, jeigu mes, pavyzdžiui, kodėl mes nenorim, aš tikrai dar galiu pasakyti ne prieš vaistus, aš tikrai vaistai labai, bet, pavyzdžiui, jūs matot šitą žmogų, kuris dabar šneka, tai pas mane kažkada buvo, tai prieš 14 metų cholesterolio 103, įsivaizduokit, 103. Taip, tai buvo žiauru, aš dabar kaip pagalvoju, tai ačiū tikrai daktarai, kad jinai man padarė, bet tai buvo liga, jau aš turėjau ligą tam tikrą ir vaistų pagalbą susitvarkiau ir pas mane dabar cholesterolis visada iki 5 yra, įsivaizduokit. Tai va, tai jeigu ne vaistai, tai nekalbėčiau šiandien aš su jų. Tai būtų liūdesys. Taip, aš irgi noriu būtinai pasakyti, kad jeigu gydytojas rekomenduoja ir tikrai yra situacija, kaip pas Laimą, jūs neatsisakykit vaistų jokių būdų, jūs nemanykit, kad mūsų gerovės link yra prieš vaistus. Nes aišku, už tą holistinį požiūrį ir visą kitą, bet kartais būna tokios situacijos, kai ir operacijos reikia, ir vaistų reikia, ir nežaiskit su savo sveikata. Ir dar nepykit ant daktarų, kurie, jeigu jums padaro kraujo tyrimą ir jūs pamato, kad pas jūs cholesterolis padidės, jisai sako, tai aš jums vaistukų išrašysiu. Nes jeigu jis to nepasakytų, ką jūs mums pasakotumėte, klausyk, padariau, sako, viskas gerai, viskas sveika, cholesterolis per didelis, bet eik namo. Va čia tai būtų galbūt truputį negerai, teisingai. Tai va, tai kad daktaras pasiūlo kažkokie, sakykime, tau pagalbą, tai, tas, bet čia vėlgi jūsų teisė rinktis. Tikrai teisė rinktis. Apie statinus O jeigu, pavyzdžiui, norit, kad nereiktų vaistų gerti, tai va čia ir yra esmė, kad jūs darykite būtent profilaktinius tyrimus ir tą prevenciją lygų. Tai dėl ko mes tos apie tą omega-3 šnekam. Nes, pavyzdžiui, man tai kas fantastika, kad yra, kad būtent ir akims, aš dabar vis tiek jau nuo 40 plus prasideda, kad silpnėja regėjimas, ne? O šita omega-3 būtent yra drėkinti tinklainiai, drėkinti, ta prasme, visam tam akies obuliui ir tai padės geriau matyti. Ir, pavyzdžiui, smegenim irgi padaryti. Anksčiau buvo senoji omega, buvo tik tai širdžiai ir kraujagyslėm. O dabar ir smegenim, ir akim, ir širdžiai. Tai jeigu jūs iš anksto darysit, stengsitės keisti dietą, vartosite papildus,
Tai gal ir nereiks tų gydytojų. Labai norėtųsi palinkėti visiems šiandien klausydam ir rytoj kas klausys ir nesvarbu ateisis mūsų, kad nereikėtų gydytojų, iš tikrųjų, bet jeigu kreipėtės ir jums išrašo, tikrai nebėkit ir, kaip čia pasakyti. Taip, galbūt tikrai nepulkit tų vaistų vartoti. Šiandien apie statinus nekalbėsim, nes tada vėlgi, jeigu vartojat statinus, o gal yra jau vartojančių statinus, tai vartokit ne mūsų, o Nutrilaito Q10 būtinai vartokit. Bet jis turi, kaip sako, nes statinai mažina jų būtent mūsų organizme ir mums reikia jų būtinai. Aš dar nevartoju statinų, bet Q10 geriu kasdien. Aš iš vis girdėjau, aš Q10 geriu jau ne kasdien, jau geriu kokie 9 metai, nes aš išgirdau, kad nuo 40 metų organizmas tų Q10 nebegamina enzimų kažkokiu tenai. Ir aš tiesiog pradėjau jos gerti, kaip ir pradėjau gliukozaminą gerti. Sakė, visi, kas turi sąnarius, nuo 40 pradėkit gerti. Ir visi Q10. Tai geriau ir man net neišrašo biomolas, aš pati savo išrašau ir puikiausiai geriu. O dėl sąnarių, tai irgi, dabar palauk sekundę, dar pasakysiu, kad pasirodo omega-3 ir sąnariam yra skirta. Lygiai taip pat, kad tą audinį, ta rūgštis, ta omega rūgštis, jinai palaiko ir sąnarių veiklą sveiką. Va, kas turi problemų sąnariais dėmesio. Ir dar nebijokit, neperdozuosite, kaip čia pasakyti, protu nesuvokiamą dozę jūs turite išgerti omegos, būtent tos 3, kad jūs perdozuotumėte. Neįmanoma perdozuoti. Aš, pavyzdžiui, šiandien išgėriau 2 kartus po saują po 5 vataivam. Super. Nes aš pasakysiu, žinokit, man reikia atgauti šakį. Geras. Tai va, ir tas pats su gliukozaminu, aš noriu pasakyti, kad palaikomoji, aš, pavyzdžiui, geriu 4 kapsulės per parą, žinai, tai palaikomoji vadinama. Rimtai, 4, aš tik 2. Padidinsiu iki 4. O kaip tu geri, ryte ir vakare? Būna taip, jau kaip kapsulės geriu, tai yra pas mane tasgi Q10 kapsulinis ir šitas, ir tada aš jau jas abi vieną krūvelę sumetu ir išgeriu. O palauk, o kiek tu omega tada šitų, ne omega, o Q10 kiek tu vartoji? Aš vieną kapsulę. Aš irgi vieną kapsulę, taip. Šitą dieną. Nes tai irgi draugė, irgi farmacininkė irgi sėdė vaistinė, tai jau ten irgi jaunystės eleksyras, Q10 jaunystės eleksyras. Gerai, o pabaigai dar žiūrėk, leisk, aš paskaitysiu citatą, nes man labai patiko, nes vis tiek sočiųjų riebalų reiktų susilaikyti biškį mažiau tiems, kuriems cholesterolis, bet iš tikrųjų yra jau 2 tyrimais didžiuliais paremta. Kiaušinis iš tikrųjų yra reanimuotas, jisai galima valgyti, bet aišku, ne tokiom dozėm, kaip mūsų bendri pažįstami valgo. Biškį sumažinti tas dozės reikia. Tai va, klausykit įdėmiai. Nes prieš tai tyrimai buvo daromi ten su vištom, triušiais, žiurkėm ir taip toliau. O su žmonėm tyrimai nėra jokio ryšio tarp cholesterolio maiste ir cholesterolio kraujyje. Jokio, ir mes tai žinojome seną laiką. Čia yra parašyta 1997 metais. 2015 metais kitas tyrimas patvirtino. Cholesterolis maiste neturi jokios reikšmės, nebent esate višta arba triušis. Taigi, jeigu pas jūs yra daug cholesterolio, tai yra tikėtina, kad genetika, kaip sakė Laima, alkoholis, sotieji riebalai mažinam, ir monosočiuosius didinam. Monosotieji yra omega-3. Tai va, omega-3 jūs turėsit tikrai 2 kartus per dieną gerti, Q10 tikrai turėsit gerti, česnaką turėsit gerti, ir amino rūgštis su tuo L-argininu, pasižiūrėkit, pasigūglinkit. Jisai mažina cholesterolį. Taigi, mielieji, noriu pasakyti, kad labai laukiu sekančio mūsų susitikimo gyvai. Biški turėsi būti stipresnė, kad nereiktų 3 parų atsigauti. Ir dabar labai noriu padėkoti Laimai, kuris sutiko, atbėgo su mumis susitikti ir puikiausiai jai pavyko. Ačiū tau, Laima. Ką noriu pasakyti žiūrovam? Taip, ačiū, kad pakvietėt ir iš tikrųjų būkime sveiki ir rūpinkimės ir savo sveikatą, bet ir savo artimųjų, žinokite. Ir artėja, žinokit, kalėdos, aš jau kalėdų seniai pradėjau rašyti laiškus. Ir omega, šitas bus labai vienas iš gerų dovanų, bus supakuota, pridėta, prie dovanėlės, jeigu norit kažką kito, irgi. Nepamirškit, kaip sako, linkiu aš tau sveikatos, tai nelinkėk, o padovanokit dar.
Va, kaip aš O, pasakysiu. kokia gera mintis iš tikrųjų. Ir omega-3 jau yra mūsų parduotuvėse, galite užsisakyti ir jūsų širdis, kraujagyslės, akys, smegenys, sąnariai, oda tikrai jums už tai padėkos. Taip. Tai ką, visiems gero vakaro Ir laimingai. ir būkite sveiki. Dabar reikia svarbu